Sveiki draugai, sveiki vairuotojai. Šiandien nusimato įdomi kelionė. Pagal kliento poreikį važiuoju link Vokietijos, netoli Hanoverio. Tenai tikrinsiu automobilį. Patikrinus paaiškės, jeigu viskas tvarkoj, tai tada forminsim dokumentus, tranzitinius numeris. Ir prašymas buvo parvežti jį į Lietuvą. Visą kelionę stengsiuos filmuoti ir pasakoti įvairius niuansus. Tai va, pagaliau esu Vokietijoje, apie 4 km iki aikštelės. Tai nuo pusės 7 iki pusė 11 truko kelionė. Iš tikrųjų, paslaugų tiekėjai Gero kelio LT žino, ką daro, tai labai greitai ir komfortiškai davežė iki reikiamos vietos. Per bookingą užsisakiau apartamentus, išsimiegosiu ir rytoj važiuosiu į aikštelę. Tai visiems gero vakaro ir iki rytojaus. Labas rytas, aš prie mašinos. Aikštelės savininkas mane paėmė iš apartamentų, davežė iki aikštelės ir pradedu patikrą. Ir kaip įprasta, praeinu visą mašiną detaliai, o tada žiūrėsim jau tiksliau. Taip, priekinis žibintas kairė, jokių pastebėjimų nėra. Priekinis sparnas kairė, jokių pastebėjimų nėra. Stoikė priekinė, pastebėjimų nėra. Stiklas priekinis, jokių įtrūkimų nėra. VIN numeris matosi gerai. Veidrodėlis kairė pusė galinio vaizdo be kažkokių pažeidimų. Taip, tarpas tarp durelių sparno lygus. Durelės vairuotojo atsidaro, užsidaro gerai, rankinėlė neišlaužta. Stiklas 17 metų, tarpas tarp durelių kairė pusė lygus. Durelės kairė pusė galinės atsidaro, užsidaro gerai, kažkokių pažeidimų nematau. Stogo dalis kairė pusė taip pat lygi. Galinis sparnas kairė pusė gražus, su bamperiu sueina gražiai. Galiniai žibintai kairė išorė tvarkingas, vidinis, yra čia yra purvas, šiek tiek purvo yra, nieko tokio. Taip, bamperis galinis kairė pusė, kaip ir viskas tvarkingai. Duslintuvas švarus, dangtis galinis, tarpai lygus, kampukai lygus, stiklas tvarkingas, spoileris tvarkingas, dangtis kažkokių bėdų nematau, bamperio vidurys taip pat tvarkingai. Taip, dešinės pusės galiniai žibintai tvarkingi. Taip, bamperis dešinė pusė galas su sparnu sueina gerai. Sparnas, stoikė galinė, stogas, jokių pažeidimų nematau. Taip, užpylimo dangtelis atsidaro, užsidaro gerai. Durelės dešinė pusė galas užsidaro, atsidaro gerai. Rankinėlė neišlaužta. Lygiai sueina su sparnu. Taip, dabar tarpas tarp durelių dešinė pusė lygus. Dešinės pusės priekinis durelės užsidaro, atsidaro gerai. Rankinėlė neišlaužta. Galinio vaizdo veidrodėlis tvarkingas, 17 metų. Stiklas, stoikė priekinė dešinė pusė tvarkinga, stogo viršus tvarkingas. Stiklas 18 yra originalus, kažkokių pažeidimų nematau. Taip, sparnas priekinis dešinė pusė, tarpas su dureliam lygus. Sparnas be kažkokių pažeidimų. Priekinės dešinės pusės žibintas taip pat jokių įskilimų nėra. Bamperis šiek tiek va čia yra, bet galima užpoliruoti, aš manau. Galima užpoliruoti ir nesimatys to
čiut va tas va matysis, bet čia labai minimaliai. Su sparnu sueina bamperis gerai. Taip, dabar dešinė pusė bamperio tvarkinga. Grotelės tvarkingos, kairė pusė bamperio taip pat tvarkinga. Kapotas šiek tiek yra tokių mažykių nuo akmenukų. Vienas netgi daugiau kaip ir. Nu jo, yra keletą, bet labai smulkių. Nu, sakyčiau, bendras vaizdas visai gražus. Tai pradedu nuo stogo. 130, 106, 74, tai iki 151 sluoksnis. Taip, priekinės stoikė kairė 82, sparnas 86, 99 gerai, durelės kairė pusė 74, 76, 64 gerai, kairė durelės galas, galinės 72, 86, sparnas galinis kairė 99, 89, 83, stoikė galinė kairė 87, stogas 115, 89, 88, sparnas galinis dešinė 183, 300, 500, tai va čia šiek tiek buvo kažkas tai daryta, 400, 400, 500, 200, 200, 200, 122, 111, 80, dešinė pusė stoikė 94, stogas 107. Tai iš esmės vat, tas sparnas čia vat šiek tiek buvo nors sakė, kad be jokių bėdų, bet va tas va mažiukas kampukas buvo. Nu, nėra čia tikrai problema, čia nėra daug, tiesiog faktas, kad yra kažkas tai. Taip, durelės dešinė pusė vėl eina prie normalaus, 140, 140, 88, durelės dešinė pusė priekinės 50, 66, 95, stoikė priekinė dešinė 96, stogas dešinė 85, 65, sparnas priekinis dešinė 68, 69, kapotas 93, 52, 73, 69, 64. Tai iš esmės, kas dėl to sparno, tai čia yra smulkmena. Aišku, nemalonu, kad pasakė, kad viskas tvarkoj. Taip, vidinė stoikė 36, priekinė vidinė kairė 23, 28, durelių varžtai neliesti, šitoj pusė neliesti. Taip, stoikė priekinė kairė 51, galinės dalys vidinės 21, 28, 24. Taip, dangtis veikia, germetikas originalas, kairė dešinė vidus 55, 46. Taip, dabar sparnas iš vidaus dešinė 36, 34, stoikė dešinė pusė 39, 49. Taip, 41, stoikė priekinė dešinė 29, varžtai
Štai vietoj. Einam toliau. Taip, dangtis pas mūsų galinis aliumininis 86, 94, 85, 103. Gerai, tai iš esmės kėbulą, ką mes matėm, va tas čia dalelytė buvo daryta, bet tikrai nestipriai, visa kita kaip ir tvarkoj. Taip, dabar pas mūsų pirmas startas yra šiek tiek šaltoka, apie kažkur tai 0, gal ir minusas. Taip, pasižiūrėsim, kaip jinai pas mūsų užsives. Žvakės. Jokių pašalinių garsų nebuvo. Aišku, šalta, tai užsivedė. Gal čiut akumuliatorius yra pasėdęs, tai užsiveda, kai jau prasuka, tai užsiveda gerai, bet iš pradžių taip čiut sunkokai. Taip, sankaba bėgiai įsijungia labai gerai. Kažkur tai nuo vidurio pradeda jau kabinti, tai irgi gerai, sankaba minkšta. Rankinis užtrauktas. Vairas labai gražiai sukasi. Salone tvarkinga, bet dar daeisim iki to. Taip, apačią pasižiūrėsiu. Dabar tegul pašyla. Taip, einam toliau. Žiūrim, ką turim iš pakabos pusės. Taip, padangos. Padangos 23 metų. Nu, jau žiemai. Žiūrint kokia žiema, bet jau tokie jos jau nelabai, sakyčiau, jau žmonai neleisčiau vairuoti. Taip, vidinės dalis spyruoklė nesulūžusi. Čia viskas kaip ir neliesta, matosi gražiai. Aha, vidiniai cilindrukai viršutiniai neišplėšti. Ratlankis kairėsis gražus. Stabdžių diskas jau prie galo, jau reikėtų keisti. Jau toksai jisai pagyvenęs. Nu, ką čia, stabdžių diskas yra einamas, sakykime, dalykas. Bet dar pavažiuos, aš manau, netgi dar ir praeitų tech apžiūrą. Taip, dabar slengstis kairė pusė. Bėdų nematau. Einam toliau. Taip, kairė galas. Taip pat, kaip ir viskas vietoj. Taip, padangos 24 metų galas. Taip, šitie dar apynauji, sakyčiau. Galiniai kairė, ratlankis tvarkingas, nesubraižytas, o stabdžių diskas, nu, irgi dar galbūt žiemą pratems, bet jau prie galo tikrai. Tai diskus reikėtų keisti. Čia pas mūsų kokios padangos irgi tankų. Tai reikės šiek tiek daugiau išdylės negu galas. Normalu, nes priekis pas mūsų yra varomas, vislietuvas labai švarus, spyruoklės gale apačia neliesta, nieks nesurūdyja ir ganėtinai gražu, apačia graži. Taip, čia taip pat nieks nesurūdyja, nu jo, apačia man patinka. Taip, dabar dešinė pusė padanga analogiškai kaip ir kairė apynauja. Nu, labai geras protektorius yra. Taip, žieminės, tai yra jau universalios MS-ai.
Stabdžių diskas išdėlimas toks pat kaip ir kairė, kaladėlės jau prie galo. Vat. Pats diskas šiorinis tai tvarkingas. Dešinė pusė slenkstas. Apatinė dalis. Graži. Priekis. Taip pat gražiai. Varikliukas dirba švariai, gražiai. Padanga, irgi jau toks išdalimas. Jau viskas, jau padangom. Priekiniam padangom jau išiukšlinė. Diskas priekinis, dešinė pusė. Gražus. Diskas stabdžių irgi jau prie galo. Spiroklė neišlūžusi. Selendblokai. Dar nematau, kad būtų išplyšę. Taip. Taip, žiūrim, ką turim priekį. Tepalų prasisunkinimo iš šono nėra. Čia jau ganėtinai viskas tvarkingai. Matosi, yra sulankstyta, nieks nedaryta. Neliesta, ta prasme, taip, radiatorius, pas mūsų radiatorius sausas. Intercooleris, kiek matau, sausas, daviklis temperatūrinis vietoj. Apačia sausa. Na, sakyčiau, taip, priekinės padangas keisti, diskus keisti, bet dar, manau, žiemą pratems. Čia jau kaip techapžiūra parodys. Taip, ką matom iš variklio pusės. Nu, varikliukas dirba labai gražiai ant laisvų apsukų, jokių strigimų, jokių pašalinių garsų. Matosi, čia viskas apdulkėja, tai nieks čia tikrai nelindo. Kairysis lonžeronas tiesus, priekinė dalis, kairė pusė nebuvo daužta. Antifrizas švarus yra norma, kapotas nesuktas. Visi suvirinimo elementai yra originalūs. Kompas irgi neliestas, o kepalų birkutės yra nuplėšytas. Tai žiūrėsim tada dėl ridos tas. Taip, iš radiatoriaus iš priekinės pusės taip pat kaip ir viskas švaru, yra varikliukai, tai nieks čia nebuvo liesta. Dešinė pusė taip pat, viskas eina originaliai, vidinkai Audi. Metai 17. Gerai. Taip, einam toliau. Kamštelis švarus, labai švarus. Čia irgi yra gerai. Taip, purštukai sausi. Kiek matau, iš kairės variklis sausas. Iš galo viskas sausa, gražu. Tikrai iš šitos pusės nėra ką prisikabinti. Kaip prie stabdžių diskų ir prie padangų priekinių. Vienu.
Gal. Uždedam atgal. Irgi va, jis apdulkėtas visas, ta prasme variklis neplautas, matosi neroštas. Vieną ranką neišeina, tai įdėsiu. Taip, dešinė pusė. Taip pat nesakyčiau, kad čia kažkokie buvo autoįvykiai. Hermetikas vietoj. Numeris matosi gerai. Iš dešinės pusės variklio yra čiūčiut parasavimas čia va kur. Dangtis, bet čia yra standartas. Jau prie tos ridos gali šiek tiek parašoti. Turbina sausa. Kiek matau, tai čia viskas liuks. Taip, kol vyks klaidų skanavimas, tada einant per saloną. Taip, durelės kairė, apdaila, mygtukai. Viskas gražu. Taip, vidinės dalis čia plasmasės rėmas. Yra čiūčiut tokių vat įbrėžimų, bet smulkų. Taip, vairas nedažytas, nesiūtas, nusidėvėjimas natūralus, perrengėjimai taip pat. Taip, apačia sausa, pedalai. Išdėlimas natūralus. Taip, sėdynė taip pat nesiūta, netvarkyta, plasmasės nesulaužytos. Sėdynė tvirta, porankis taip pat nenutrintas, perrengėjas bėgių. Nusitrinimas natūralus, sakyčiau, labai gražu, mygtukai, viskas tvarkoj. Taip, spidometras tvarkoj, panelė tvarkoj, displejus taip pat nesudužęs, reflektoriai tai yra oro nukreipėjai, irgi visi neišlaužti, tvarkingi, mygtukai tvarkingi. Ventiliatorius. Taip, kairė pusė gražu, viskas stoikia. Čia kaip ir nieks neliesta. Viršus gražus. Einam toliau. Kairės pusės durelės galinės. Taip pat apdaila visi tvarkinga. Langai veikia, tik reikia su silikonu. Su silikonu reikėtų sutepti. Taip, vidinės dalis, kairė pusė, viskas gražu. Sėdynės taip pat nesuplėšytos. Porankis gražiausias. Sėdynė priekinė kairė iš galo. Taip pat graži, yra tokių mažykių, tokių pabraižymų, bet labai minimaliai. Taip, čia pilininė reikėtų pavalyti, bet atsidaro neišlaužta. Taip, liftas durelių galinių veikia. Viduj malkų nevežiojo. Taip pat čia matom, kad į kampą čia stipriai nieks nebuvo. Viskas originaliai čia buvo. Matomai labai minimaliai ten pabraižymas ar kažkas kampuko. Čia taip pat analogiškai kaip ir kairė, kaip ir dešinė, visi sujungimai originaliai. Tai kažkokių teisinimų matosi, kad nebuvo, malkų nevežiojo. Sausa.
Viskas sausa, viskas gražu. Atsarginio rato nėra, nes čia turėtų būti tas komplektas. Tai vat komplektas yra, jeigu vdruk kažkas atsitiktų. Važiuolaida graži. Taip, dešinė pusė durelė apdaila galinių. Jokių pažeidimų nematau. Langas atsidaro, užsidaro. Čia iš vidaus viskas gražu. Raktų nemato, pypsi. Sėdynė graži, iš galo priekinė sėdynė graži. Apačia labai graži. Viršus labai gražus. Durelės dešinė pusė priekinės. Taip pat viskas labai apdaila graži. Langas atsidaro, užsidaro. Panelė iš vidaus taip pat graži. Sėdynė nesuplėšyta, neišsidėta. Iš dešinės pusės. Čia vat mėgsta pabraižymų būti, bet nieko nėra. Čia vat minimalas toks eina. Su žiedu matomai kažkas praėjo. Bet sakyčiau, viskas atitinka. Labai gražu. Taip, kad laiko netempti, dabar taip eina. Iš sėdynės šildo jaučiu. Vairuotojas šildo. Keleivio taip pat šildo, bet dar palauksiu. Ventiliatorius veikia. Start-stop funkcija įsijungia. Taip, mygtukai ant vairo persijungia. Aha, kruizas, bent tas mygtukas taip pat persijungia. Centrinis užsidaro, atsidaro. Langai užsidaro, užsidaro. Visi keturi. Taip, garsas. Tai yra ant vairo mygtukai visi veikia. Taip, šiluma padavimas dabar pas mūsų ant vairuotojo. Tai yra reflektoriai persijungia, šildo. Jungiam ant kojų. Jungiasi. Jungiam ant lango. Jungiasi. Aha, dabar šaltuką duosim. Šaltuką ir taip yra. Taip. Persijungia, veikia. Šaltas pučia, tai dabar, kadangi šalta +2, tai dabar sunku pasakyti. Nu, bent jau jaučiasi, kad šaltis eina. Sumažinam, išjungiam. Taip, sėdynė šildo. Langai veikia, garsas veikia, centrinis veikia, ventiliatorius veikia, kondicionierius veikia, ant langų pučia. Taip, dabar ką turim? Rear lead, tai yra galinis mechanical malfunction, tai tas užvalkalas, galbūt jisai kažką tai neužsidaro. Tas papildomas, žiūrim, kada buvo klaida. Prie kokios ridos 169, dabar 171. Gerai, kad ne prie kažkokių ten 200 ar taip toliau. Tai jau pliusas. Taip. Ir yra durelių, kaip supratau, signal malfunction report driver asistentų kažkokių. 165 tūkstančiai buvo klaida. 170 irgi gerai, kad nėra tokių, kad ten 200 ar 300 ir daugiau. Čia yra tokie, nu, ištrinsim, pavažiuosim, žiūrėsim. Ir window regulator motor. Tai rear side regulator motor. Tai aha, matom, kad veikia. Ir
aktyviai laisto ant lango. Tai irgi gerai. Kada motoras buvo pas mūsų prie kokios ridos. Vien 71430. Nu ir čia panašiai. Tai sakyčiau irgi. Iš esmės tai gerai, kad klaidos buvo prie reidų, ne daugiau, kad yra dabar. Bet ir pagal stojo aš matau, kad viskas kaip ir švaru, gražu. Tai pas mūsų lieka tik tai va tas kėbulas šiek tiek, bet ir padangos, ir stabdžių diskai. O šiaip man iš esmės jau dabar mašina patinka, dar padarysiu test drive'ą. Va, žiūriu dabar kiek yra rida, 171. Va, level history, ką norėjau pasižiūrėti dėl ridos. Labai gerai. Norėjau dar pasižiūrėti purštukų darbą. Žiūrim, ką turim. Taip, rida 171, 170. Čia yra istorija tepalų. 170 gerai, 169 gerai, 168, 167 tūkstančiai. Ir dabar taip, labai gerai. Tai nebuvo jokių pas mūsų didėjančių. Daugiau negu 171 tūkstančio. Taip, dabar pas mūsų purštukų darbas. Priekiniai 1, 2, 3, 4. Tai irgi ganėtinai jie lygiai dirba. Tai sakyčiau, prie purštukų irgi nelabai aš čia ką galiu prikipti. Tai man patinka tas automobilis. Taip, pabendrausim dabar dėl tų visų, dėl ko pasakė, kad viskas tvarkoj. Dar padarysiu test drive'ą. Nu ir tada, aš manau, reikia prašyti, kad darytų sąskaitą faktūrą ir judėsim toliau. Taip, dabar yra taip, yra išvežęs kažkas tranzitinius numerius jo, kad išvažiuoti gatvę padaryti normaliai test drive'ą, bet čia kaip aikštelė, vat, sakyčiau, nu, atbulinis bėgės įjungtas gerai, sankaba labai minkšta, varikliukas dirba gražiai, parktronikai veikia, pajuda automobilis iš vietos kuo puikiausiai. Tai taip, jeigu aikštelė įmant, tai sakyčiau, iš viso jokio diskomforto. Tai pilnai automobilis, ta prasme, vat, ant antro, ant trečio bėgio juda kuo puikiausiai. Iš vietos. Tai dabar ką, reikia laukti tų numerių ir išvažiuoti į trasą tada pasižiūrėti. Bet 99%, kad viskas turėtų būti tvarkoj. Tai va, man automobilis asmeniškai patinka, sau imčiau. Tai dar išvažiuosiu į trasą, test drive'ą padarysiu. Tai va, praktiškai nuo Hanoverio bevažiavau per kelias valandas iki Kylio, DFDS. Tai laukiu registracijos ir rytoj jau būsiu vakare Lietuvoje. Tai dar susimatysim. Nu va, pagaliau Klaipėdos uoste. Važiuojam link namų. Labas rytas.
Tai va, išsimiegojau ir turiu dar vieną prašymą iš klientės praeiti automobilio tech apžiūrą ir sulaukti antradienio, tada grįš užsakovė ir mes nuvažiuosim į regitrą ir užregistruosim mašiną. Kadangi be tech apžiūros registracija neįmanoma, tai laukiu eilės, praeisiu tech apžiūrą, padarysim draudimą ir antradienį klientas važiuos saugiai namo. Nu va, paskutinis žingsnis. Atvažiavom į regitrą, laukiu dabar klientės, užregistruosim mašiną ir misija bus baigta. Ieškojau patikimo automobilio ir buvo gana sunku kaip moteriai įsirinkti, bet radau Autolike, kurie man padėjo nuo pat pradžių iki pat galo viską sutvarkyti, surasti. Tai suradom automobiliuką Vokietijoje, viskas organizavo kaip parvežti, kaip ką, visus dokumentus ir tikrai esu dėkinga ir rekomenduoju kitiems, tikrai verta.